Jeigu žinotum, kad gali gyventi be sąnarių skausmo, ką apie tai pagalvotum? Aš manau, kad tikrai kiekvienas iš mūsų sutiktų. Esmė skausmo yra sinovinis skystis, kuris yra sąnariuose. Kai jo sumažėja, atsiranda nemalonus pojūčiai. Tai natūralus sąnarių tepalas atliekantis gyvybiškai svarbias funkcijas mūsų judėjimo sistemai. Jis gaminamas sinovijus membranoje, kuri, sakykime, iškloja sąnarių kapsulę ir yra būtinas tam, kad veiktų sąnariai sklandžiai. Kuogi jis yra svarbus? Sutepimas. Tai yra vienas dalykas, kuris sumažina trinties paviršių sąnarių paviršiuje, ypač tarp kremzlių ir leidžia judėti be skausmų ir pasipriešinimo. Antras dalykas – amortizacija. Veikia kaip smūgių sugerianti, pavadinkime, terpė, sauganti sąnarį nuo mechaninių pažeidimų. Mityba kremzlėms aprūpina sąnario kremzlės maistinėmis medžiagomis per skystį, nes kremzlės neturi savo kraujagyslių. Turbūt apie tai irgi žinojai. Dar paskutinis dalykas, ketvirtas, apsaugo nuo uždegimo. Taip, sinovinis skystis padeda iš tikrųjų palaikyti sąnario audinių balansą ir iš tikrųjų apsaugo nuo visokių uždegiminių procesų. Aišku, gali būti ir atvirkščiai kartais tam tikri dalykėliai, ten podagros atveju, kaip sinovinių skysčių yra per daug, bet tai jau yra kitas klausimas. Pirmas dalykas yra preparatas, kuris atkuria būtent šį skystį. Per 3-4 mėnesius iš tikrųjų galima gyventi be skausmo. Paklausk, jeigu turi sąnarių skausmų. Beje, kiek kainuoja tavo sveikata? Nežinai? Parašyk man.